Labas rytas. Palikau vaiką darželį. Kaip matot, balti marškinukai, pasiruošus važiuoju į ofisą pakalbėti. Pirmadienį Gabrieliaus gimtadienis. Neįsivaizduoju, kaip praėjo šitie greit 2 metai. Teks grįžti į darbuką. Tai, žodžiu, važiuosiu paplėpėti, atsigerti kavos. Planuoju dar nulėkti, rasti kažkur, pabandysiu dar 9 valandos tik tai. Gal jau rasiu kur nors, reikia nupirkti gėlyčių. Mano draugės Rimantės gimtadienis buvo penktadienį, jinai kaip tik dirba, mes kartu dabar dirbsim. Šią savaitę pagrindinis uždavinys bus suplanuoti kuo fainesnį Gabrieliaus gimtadienį. Dabar kamščiuose stovėdama kaip tik bandžiau paguglinti pripučiamų batutų nuomos. Žiūriu, visai nemažai yra variantų visokiom kainom. Reikia tik tai surasti savo tinkamą. Tai bijau, kad neišsikrautų mano fotikas greitai, dar nespėjus nieko doro nufilmuoti. Tai tokia bus įžanga. Akinius pamiršau, nesuprantu kaip įmanoma. Turiu krūvą akinių nuo saulės. Ir visada, kai reikia kažkur važiuoti ir jų reikia, aš jų niekada neturiu pasiemus. Graži šiandieną. Visą savaitę pratunuojam namie, niekur nebuvau į miestą išvažiavus. Taip gera. Kas įkėlės nusipirkti darželį, jeigu nebijonis. Ir žinokit, aš po apsilankimo ofise vaiką pasiėmiau, nes auklėtoja prašė, kad jis labai kosti ir sloguoja, nors realiai iš vakaro visiškai tokių dalykų nebebuvo. Tai pagalvojau, kad ir tikrai galiu vaikų daugiau pasirūpinti, tai prisivežiau jį namo. Tai kągi, dabar pagaminau vyrams valgyti ir pati išlėkiau į miestą. Noriu nuvažiuoti į Lindeksą pasimti savo užsakymą, kurį užsakiau Gabrieliui bomberį ir labai gražų švarkelį. Pafilmuosiu, gal dar šiek tiek parodysiu, kas gero Lindekse, nes nebuvau visą mėnesį beveik. Parodysiu, ką Gabrieliui užsakiau. Toks fainas maišelis. Va, švarkiukas toksai. Žiauriai mielas, labai fainas, biški kimba pukiukai, bet labai sėkmingai galės pasipuošti mano mažasis po kelių mėnesių tikrai. Va, tokį bomberiuką, džemperiuką. Šito net nematau, bet manau, kad bus geras, nes pakankamai trumpas jisai. Pasiėmiau tokią palaidinę, pačią paprasčiausią. Tokių visada pritrūksta. Pasiėmiau tokią delninę rankinę. Čia yra kaip dirbtinė oda paprasta lygis, lyti ir kaip ale versta oda, bet aišku. Čia tikrai netikra oda. Ir vidus toks paprastas drožinis. Tai tokios visada pasitarnauja labai sėkmingai. Tadam! Nesakykit, visiškai mano suknelė. Bandysiu dar kartą šią pasimatuoti.
Pasiėmusi didesnį dydį neklydau, nes daug geriau krenta, lygiau, tiesiau krenta, neužkimba man už klubų ar pilvo ir ilgis daug geresnis. Labas rytas. Šiandien yra šeštadienio rytą. Žodžiu, orelis labai prastas. Lyja gana smarkiai. Bet esam suplanavusios su Aliona nusifotkinti derinių. Tai teks ieškoti kažkokių vietų su stogu. Pažiūrėsiu, kaip bus nuotaikas. Gal nufilmuosiu mūsų šitą procesą. Visai nesenai turėjom su kitom blogeriam tokią mini diskusiją apie tai, kada kaip, kokiom aplinkybėm fotografuoti derinius blogui. Buvo su tokiom nuomonėm, kad taip kaip fotkinamės, mes su Aliona, kai susiplanuojam kažkokį tai pusdienį, kelias valandas nusifotografuoti kuo daugiau derinių blogui. Tai buvo tokių nuomonių, kad taip čia ne faina, kad atrodo gal šiek tiek dirbtinai ar kažkaip tai, ar tiesiog nemiela paskui postyti tokias nuotraukas. Nežinau. Aš aišku žiauriai norėčiau gyventi tokį gyvenimo tempą, ritmą, tokį gyvenimo būdą, kad galėčiau kiekvieną rytą atsikelti, susigalvoti derinį, nežinau, važiuoti kažkur į miestą su reikalais, turėti pašoniai arba greitai iškviečiama kažkokią asmeninį fotografę, kur gali savo nusifotografuoti ir toliau eiti daryti savo reikalų, taip kaip ir esi apsirengęs ir kitą dieną vėl fotografuotis, ar gal ne kitą, gal ten dar kitą, bet ta prasme, kad kai nori blogą pildyti pakankamai dažnai ir kai žinai, kad tas dalykas, ko labiausiai tavo skaitytojas laukia, yra tie tavo įvairiausi drabužių deriniai, tai gaunas taip, kad tiesiog sėdi, prigalvoji tų derinių, pasiemi daug vienu kartu ir fotografuoji ir persirengi mašinoje ar kažkur kavinėje. Ir tai tikrai nereiškia, kad mano tie deriniai kažkokie tai neatitinka realybės, kad aš taip kasdieną neapsirengčiau, nes tikrai apsirengiu, būna, kad labai patinka kažkoks tai derinys specialiai sugalvotas prieš mūsų fotosesiją ir aš tikrai taip apsirengiu ne kartą ir ne du. Tikrai nėra taip, kad tie deriniai yra tik tai tom fotosesijom ir tikrai taip realybėje nesirengčiau, nes vis tiek tai yra mano rūbai. Tai yra mano rūbai, mano fantazija, tai aš lygiai taip pat galiu apsirengti kasdieną. Aišku, gal kartais aukštakulnius batelius, kurie derinyje tobulai tinka, galbūt pakeičia kažkokios lygiapadės basutės, nes visgi turiu mažą vaiką, kurį tenka nešioti, tenka vaikytis po visur, tai aukštakulnės basutės tikrai nėra mano kasdienis pasirinkimas, bet tai čia tik tai tiek realiai to gali būti neatitikimo. Pakomentuokit jūs, parašykit, ką jūs galvojate. Tai va, važiuoju pasiemu Alioną ir važiuojam ieškoti stogelių, nes nepanašu, kad nustotų lyti. Labukas! Sveiki! Nepavyko man pafilmuoti, aš pamiršau, kad naudoju. Lyja. Pamiršau, kad naudoju tą pačią atminties kortelę ir šitam fotikui ir kitam fotikui, tai nepavyko vienu metu ir pafilmuoti, ir pafotografuoti, bet kaip nesimato, ne? Ne, tai galvoju, žinai, kad mūsų tokia šukuosinos. Biški sulytos ir tikrai ne šlapių plaukų efektą siekiam. Nu ką, padarėm nemažą darbelį. Taip. Po 3 derinius. Taip. Jau šis tas, galima gyventi ramiai vieną savaitę. Tai va, tai taip ir gyvenam, sulytos kaip vištos. Važiuojam į Ikėją. Reikia susisukti iki futbolo. Turim... Per pusvalandą. Tai kelionė trunka 25 minutės. Nebetrunka 25 minutės, kai yra aplinkelis.
7:15 pamatys, kada bus. Gerai, po 7:15. Ir aš vėl praleis futbolą šiandien iš 2 grajų. Pasistengsim kuo greičiau. 2 grajai? 2 grajai. 2 grajų. Aš apie tai nežinau. Ta prasme, ir vėl praleis 2 grajus. Nežinau, kas blogiau, ar nematyti rungtynių, ar visai, ar pramiegoti susivarčius. Pramiegoti neskauda širdies tiek. Ne? Ne, nes tu žiūrėjai. Važiuojam surasti Gabrieliaus šventei papuošimų. Mačiau, kažkada buvo tokių gražių visokių pastelinių spalvų, trikampiukų, girliandų, dar visokių dalykėlių buvo. Aš kiekvieną kartą sakau, kad aš galiu pati pasidaryti ir aš tikrai galiu pati pasidaryti, bet niekada nelieka laiko. Paskutinę dieną ruošies gimtadienį, tai nebūna laiko. Prieš paskutinį. Kai studentas. Aš amžina studentė, aš tą klausiu. Žinau, o taip pavargstam. Ponulis visiškai nenori sėdėti. O koks fainas krėslas. Labukas. Sekmadienio popietę užmigdžiau vaiką šiandien kažkaip labai keistai, labai vėlai. Pasidariau nemažą sąrašėlį, ką reikia nusipirkti, ką turėsiu pagaminti pirmadieniui. Rytdienai tiksliau, Gabrieliaus gimtadieniui. Tai dabar lėkiu į Bigą. Būti Maximą, nežinau, gal dar į Lidlą reiks užsukti. Tai apsiprekinsiu, būtinai reikia nusipirkti kavos, nes be vaikučių bus ir daug tėvelių gimtadienį. Visi mėgsta kavą, visi norės, kas dar nebuvo svečiuose, norės paragauti, kokią kavą daro mūsų naujas kavos aparatas. Reikia užsipirkti ir pieno, ir kavos. Pagalvojau, kad pirmiau atlėksiu Lidlą, nusipirksiu pačius pagrindinius produktus, o ko nerasiu Lidle, tada jau užsuksiu į Maximą. Ir Maximoje tada tikriausiai ir kavos visokių rūšių nusipirksiu, nes Lidle su kava labai liūdna situacija, kažkaip nėra pasirinkimo. Tai va, tai man atrodo, kad tokiu būdu kažkaip susitaupo nemažai pinigų. Jums taip neatrodo? Kažkaip atrodo tos pačius produktus perki ar Lidle, ar kitose parduotuvėse, bet kažkaip Lidle sumoki bent jau 10 eurų, tai tikrai mažiau. Šių bilietus net nebeverčiu. Kartais verčiu. Stengiuosi nes nebeversti. Tai va, tai einam apsipirkti. Dažniausiai atrodo mano apsipirkimas Lidle. Nemažai. Kad nebūčiau šiaip tik taip prišnekėjus, kad Lidle nėra pasirinkimo ir neskani kava, tai nors realiai jos net neragavau, va, paėmiau tokios. Pasirinkimo žiauriai daug. Nežinau net kokias imti. Turiu 3 rūšių kavos. Gal užtek. Labas rytas. Taip blogai miegojau. Ir dabar taip prastai atrodo. Net dažytis nenoriu. Nuvažiau Gabrielių darželį. Jau švenčia su draugais gimtadienį atsiuntė auklėtoją nuotraukas, žiauriai fainai atrodo. Pagalvojau, kad jau tiek stengiausi gražius pusryčius pasidaryti. Tai reikia parodyti. O taip atrodo mano pusryčiai. French toast su gervuogėm ir avietėm ir biškį kokoso ir migdolo drožlių. Ir mano mėlyta kava. Bandau kažkaip greit papusryčiauti, parašyti blogą įrašą, paskelbti ir tada reikia važiuoti į Ozą. Noriu nupirkti helio balioną, balionų, prastų balionų, žvakučių, tada užsukti Gusto blyninę, pasimti blynų tortą ir grįžti namo, pradėti gaminti ir puošti namus. Kaip keistai prisma atrodo einu savo tuščiai. Pristrišau prie rankos, kad nepaleist, nes turiu nekokią patirtį su helio balionais.
Nežinau, kas užėjo. Atrodo, kad tik tai šią savaitę, šitom pastrosiam dienom, supratau, kad iš tikrųjų, čia ne tik šnekos, kad aš kitą savaitę jau eisiu į darbą. Ir toks jausmas, kad galvoj staiga pradėjo tiksėti kažkoks laikrodis. Atrodo, pradėjo lysti galvą visi darbai nepadaryti, viskas, kas buvo suplanuota, ką aš atidėliojau jau daug laiko, nes turiu šiaip labai didelę įdą. Labai blogą įprotį, turiu atidėlioti darbus. Jeigu aš galiu kažką atidėti ir padaryti vėliau, ir dar vėliau, tai aš ir atidedu. Tai yra žiauriai blogai. Ir dabar iš tikrųjų užėjo tokia panika. Paskutinę savaitę turiu spėti viską padaryti, nes paskui nebus laiko. Puolu ten, puolu šiandien ir bijau, kad tai bus, kad nieko dar ir nepadarysiu, bet gal kaip nors. Tai dabar važiuoju pas dantistę vėl. Vakar buvau pas dantistę ir žinot, kai suleidžia vaistų ir apmarina tam, kad neskaudėtų taisant, tai man paskui atrodė, kad gal šiek tiek per aukštai plomba yra. Gydytoja sakė, viskas tvarkoj. Praeis vaistų poveikį, tada pamatysi, kad viskas gerai. Jeigu ne, tai tada atvažiuok rytoj. Tai spėkit, ką aš darau. Važiuoju vėl, nes žiūriai nepatogu, nesmagu, visada galvoju. Valgyti net nenoriu, nes kažkaip nefain. Nu, žodžiu, važiuoju pas dantistę, kad sutvarkyti šitos reikalus. Ir tada bandysiu nuvažiuoti į Regitrą. Turiu naują medicininę ir bandysiu pasikeisti tas teisės, nes jos jau Liepos mėnesį baigia galioti. Ir žinau, kad Regitroje tikrai nemažas eilės būna, tai aš jau nusiteikus blogiausiam. Rūpinau knygą ir proteino batonėlis, kurį labai pamėgau. Tai va, bandysim išgyventi šią dieną. Abukas! Pradedu galvoti, ar nebus tik tai mano šitas vlogas visas toks buitinis žiauriai. Šiaip norėjau dabar pasidažyti ir tada pradėti filmuoti, bet pagalvojau, kad pasidalinsiu, parodysiu, ką turiu naujo. Žiūrėkit, čia turiu tokį aфигенną daiktą. Radau Humanai už 4 eurus. Tai va, radau tokią tašę. Iš pradžių pagalvojau, kad čia yra delninė, nors dabar, aišku, kaip prikišau, tai nelabai panašu į delninę, bet visiškai nauja. Bet kai atidariau, supratau, kad čia yra ne delninė, o super faina kosmetinė. Pagaliau turiu visas einamiausias, kokias tik man gali prireikti priemonės ir va, sau lengvai griebiu ir nešuosi iš vieno aukšto į kitą ar kažkur išsivežu, tai galiu trumpai parodyti, ką kur susidėjau. Čia mano einamiausi šepetėliai. Čia turiu primerį, PSS makiažo pagrindą, kurį dabar pastoju naudoju, labai fainas. Tada dar vieną tamsesnį Pup Active Light. Čia kai gal įdėksiu, šiaip keista, nes šitas atrodo tamsesnis, bet iš tikrųjų tai šitas, bet jisai labai greit oksiduojasi ir gana nemažai patamsėja ir tampa tamsesnis už šitą, tai turėkite omeny. Tada labai senai naudoju ir kažkaip man labai limpa spalva yra H&M blushas. Tokia labai faina spalva. Toliau mano girtas Maybelline Master Strobing Stickas. Falsies. Mano vienas mėgstamiausių dabar Bobbi Brown Smokey Eyes tušas. Tada mano visų laikų turbūt mėgstamiausias lineris Maybelline Master Ink. Concealeris Rimmelio. Maybelline Master Brow paletė. Ir aišku, mano Makeup Factory nusitrynęs duetas concealerių. Tada čia toliau turiu. Susidėjau, taip, šitą retai naudoju, bet tik įsimečiau Brow Precise gelis, nežinau. Šitas irgi man žiauriai patinka, gal šitą liko tik tamsesnė spalva, šviesesnę pabaigiau. Čia yra Brow Artist iš L'Orealio. Toks išsukamas antakių pieštukas, žiauriai patogu. Ir toliau prisidėjau, čia dar yra Sensilio juodas pravedimui pieštukas. Tada Ivona Mark
Labai graži spalva šitas lineris, toks žalias. Ir tada turiu kelis lūpų pieštukus, iš Makeup Factory šitą spalvą man labai patinka. Tada ir šitą irgi labai gerai yra iš L'Oreal Lip Liner Couture. Ir dar vienas iš Makeup Factory, žodžiu, 3 einamiausios nude spalvos. Tada didžiausiai daly turiu savo visas mėgstamiausias paletės. Čia jeigu reikia rimtesnio makiažo, Makeup Factory kontūravimas kreminis. Smashbox Full Exposure. Tai gražios neutralios spalvos. Ta uoga biri mineralinė pudra. Bobbi Brown Shimmer Brick Compact. Toks highlighteris. Vienintelė naudojama Smashbox kontūravimo paletė. Tai va, pabaigiu. Suskrenta. Naked paletė šešėlių. Profix fiksatorius makiažo, The Pupa Velvet Garden paletė. Visos, žodžiu, pas man labai panašios žiūrių spalvos. Galiausiai turiu Beauty Blenderio Liner Designer. Šiaip jau belenkiek laiko aš jį turiu, bet niekaip neišbandau. Tai įsidėjau, galvoju, gal tikrai pabandysiu. Čia yra, kad patogiau būtų nupiešti ketai. Tai va, gal dabar biškį pasidažysiu ir tada tuoj pasimatysim už sekundės. Biškį gavau veidą. Lūpom panaudojau šitą naują šiandien gautą L'Orealio Lip Paint. Šita spalva yra 212. Planuoju sėsti montuoti šitą vlogą būtent. Ir galvoju pasidarysiu tą kavų degustaciją, kaip sakiau. Štai mano 3 kavos. Šitą, kurią pirkau Lidle, jau įpyliau į bendrą konteinerį. Ir jau kelis kartus kavą drausiu, tai labai patiko. Tikrai net nesitikėjau, kad tokia skani kava. Man atrodo, šitas 500 gramų kainuoja 6 eurus, man atrodo. Sakyčiau, žiauriai gera kaina. Tai va, tai pabandysiu dabar pasidaryti, palyginsiu, padegustuosiu, nes labai noriu kavos. Gal susirasiu ką nors skanaus prie jos. Tai mano kavos aparatas atrodo štai taip. Melita Cafe Varianza. Ir čia yra, matot, į pagrindinį konteinerį jau įpyliau Lidlo tas kavos papeles. Ir dabar pabandysiu su šituo šaukšteliu. Pasiruošiau degustacijai 3 puodelius, labai gražus. Ačiū Anytai, dovanų, už dovanas. Taip, tai pabandysiu šitas skirtas tam, kad tinkamai išmatuoti kiekį. O Jėzu, panašu, kad man pavyksta. Gerai. Įpilam čia. Taip, įpyliau, uždengiau. Taip, My Bean Select. Tai aš noriu pasidaryti kafe kremą, kurią pastaruoju metu labai mėgstu. Taip, šitą padėsiu prie šitos. Nesu jokia kavos žinovė, bet esu kavos mylėtoja. Ir manau, kad dabar su kavos aparatu gal netgi ir daugiau pasidomėsiu apie kavą, nes, pavyzdžiui, apie tokį kaip apie espresso aš tikrai žinojau, bet apie tokį kafe krem, kaip galima čia pasidaryti, tai net nežinojau. Padegustuojam, pasakysiu, kuri šitų 3 skaniausių ir verčiausia dėmesio. Šiaip tai Melitos kavos irgi galima rasti parduotuvėse, man atrodo, mačiau to po centre, aš manau, kad visur, kur yra kavos aparatai, jo yra didžiosiuose prekybos centruose elektronikos, tai ir specializuotose parduotuvėse, tai ten yra ir nusipirkti Melitos kavos. Tai aš Melita kavos kremo rūšies jau pabaigiau, didžiausią pakį buvo kilogramas, man atrodo, žiauriai patiko, labai tikrai skani kava. Žinokit, šita patiko mažiausiai, tokia gana rūgštoka. Šita lavaza labai lengva.
Iščiausia, kad pigiausia kava man dabar buvo skaniausia, bet tai gal čia dėl to, kad aš ją paskutinę pagaminau. Dabar bent jau žinosiu, kad Lidė skani kava. O tik reikia įsidėti cukraus. Šitam vlogui reikalinga kažkokia pabaiga. Tai pagalvojau, kad kadangi jau parodžiau, kad atėjo nemažas siuntinys šiandien iš L'Oreal ir Maybelline, tai atsisėsiu ir pabandysiu šitas spalvas, nes žiauriai įdomu ir to pačiu ir nufilmuosiu. Pirma nuomonė, kaip ir sakiau apie šitą, jis vis dar nematinis. Nematinis, bet spalva žiauriai graži. Gerai, L'Orealį pasižiūrėjom. Tai matiškumo šituose lip paintuose nėra visiškai. Gal šiek tiek tik tai primena, bet man tai tinka. Man visai patinka ta konsistencija, visai jinai nelipni. Tik tai tiek, kad neišdžiūna iki matiškos tos, bet spalvos tikrai labai gražios, išskyrus šitą. Nu, ta prasme, jinai graži, bet man primena 2000-uosius ir Britney Spears madas. Tai, matėt, kokie aš degus atrodžiau su ant tiek šviesesnėm lūpom. Tai ne, man šitas dalykas netinka, bet šitie du man labai patinka. Bandom dabar Maybelline tada.